Mieli Jungtinės karalystės lietuviai, esu Antanas Murulis, Lietuvos ambasados Jungtinėje karalystėje ministras patarėjas konsuliniams klausimams. Mūsų turimi duomenys rodo, jog dėl asmens tapatybės dokumentų, tai yra Lietuvos paso ir asmens tapatybės kortelės keitimo ar išdavimo, kreipiamasi dažniausiai. Būtent dėl jų iškyla daugiausia klausimų – daryti čia, Jungtinėje karalystėje ar vykti į Lietuvą. Kiek tai gali užtrukti ir kainuoti, kaip tą padaryti, kaip užsiregistruoti. Jungtinėje karalystėje gyvenantys Lietuvos piliečiai prašymus Lietuvos pasui ir asmens tapatybės kortelį išduoti ar pakeisti gali pateikti tiek Lietuvoje, tiek Lietuvos ambasadoje Londone. Jei tą nusprendėte daryti per ambasadą, nelaukite paskutinių dokumento galiojimo dienų. Skirtingai nei Lietuvoje, ambasadoje Lietuvos pasas ar asmens tapatybės kortelė skubos tvarka neišduodami. Todėl užsiregistruoti reikia iš anksto. Jei keičiamas asmens dokumentas išduotas per pastaruosius 10 metų, jis nėra prarastas ir dokumente asmens duomenys nesikeičia, dokumento gaminimas ir pristatymas iš Lietuvos į Jungtinę karalystę užtrunka iki mėnesių. Kitais atvejais iki 2 mėnesių. Konsulinis mokestis už Lietuvos paso ir asmens tapatybės kortelės keitimą ar išdavimą peržiūrimas kas mėnesį atsižvelgiant į euro santykį su svaru. Šiuo metu šis mokestis yra 72 svarai. Vaikams iki 18 metų ir asmenims sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus vienam iš dokumentų taikoma 50% nuolaida. Registracija atvykti į ambasadą pasui ar asmens tapatybės kortelį keisti ar išduoti yra būtina ir vykdoma internetu per ambasados elektroninę svetainę uk.nfa.lt. Lietuviškoje svetainės versijoje konsulinės informacijos skiltyje pasirinkite nuorodą asmens tapatybės kortelė ir pasas. Ten galėsite užsiregistruoti vizitui į ambasadą. Taip pat konsulinės informacijos skiltyje patalpinta detali informacija apie kitas konsulinės paslaugas galimas atlikti ambasadoje. Be to, čia rasite informacijos, kokiose situacijose ir kokios pagalbos galite tikėtis iš Lietuvos ambasados konsulinių pareigūnų. Jei jums nepavyksta rasti reikiamos informacijos mūsų interneto svetainėje, konsuliniai darbuotojai lengviausiai pasiekiami elektroniniu paštu konsulinis.uk@urm.lt arba bendru ambasados telefonu 02 07 59 22 840. Jei jūsų klausimas nereikalauja neatidėliotinų sprendimų, jei įmanoma, siūlytume kreipiantis pirmenybę teikti elektroniniam laiškui, o ne skambučiui. Ambasadoj žinoma, jog ne kiekvienam skambinančiajam pavyksta sklandžiai susisiekti su ambasados darbuotojais. Tai suprantame ir dedame daug pastangų situacijai pagerinti. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų supratimą ir bendradarbiavimą.